Koks jūsų vardas, iš kur atvažiavot? Aš esu Kristina, atvykau iš Šiaulių. Kodėl atvažiavote į mūsų stovyklą? Atvažiavau sustiprinti savo regėjimą. Galbūt neatsikratyti visiškai akinių, nes labai stiprus minusas yra. Bet tiesiog atpalaiduoti jas, įtemptas labai nuo darbų, nuo visko. Tai pataisyti akis ir visą fizinę sveikatą, emociškai sustiprėti, galbūt pasitikėjimą įgauti. Tai visuma turi būti. Taip, sakykit, praėjo savaitę ir kaip dabar jautėtės, atgavot akinius? Kokie įspūdžiai? Taip, čia yra įdėti mano senieji akiniai, kurie man jau buvo per silpni. Iš tikrųjų, aš su jais jau nežiūrėjau, atvažiavom į stovyklą, aš kelio ženklų, kol prie pat neprivažiavom, aš negalėjau pasakyti ryškiai, koks kelio ženklas yra. Ir tikrai vaizdas buvo neriškus ir aš iš toliau ateinančių žmonių nepastebėdavau jau. Tikrai jau buvo minčių netgi, kad viskas, aš taip nebegaliu gyventi, man reikės jau stipresnių akinių. Ką daryti? Pradėjau ieškoti informacijos, vėlgi kažkur reikia važiuoti, žinau, kad tikrai vyksta stovyklos, kažkas yra daroma ir aš galiu kažką padaryti. Ir kai pakliuvau čia ir visą savaitę iš tikrųjų su ašarom atidaviau akinius, tikrai su ašarom, tikriausiai vienintelė aš taip apsiverkiau net, nes aš nesu iš vis savo akinių kažkur padėjus į šoną ir be jų gyvenus. Ir dabar po savaitės laiko net nemoku apsakyti. Užsidėjau šitos akinius, man jie yra per stiprus, man per ryšku, man, sakau, žiūriu toliau į pievas ir ten dar visas smulkmenas medžių vos ne ten linkius matau, ko aš ateinančių žmonių net nematydavau, ta prasme, bruožų veido net nematydavau, o aš dabar matau, vadinasi, efektas tikrai yra. Aš labai džiaugiuosi už jūs. Tai, nežinau, pakylėtas jausmas. Labai gerai. Tai kas galvojat, kad padėjo? Manau, kad padėjo čia viskas ir aplinka, visos metodikos čia taikomos, tiek joga, tiek pratimai akims, atsipalaidavimas ypatingai, visas kompleksas, kas čia buvo duota, nežinau, o gal paveikė ir šaltas vanduo. Panėriau su visa galva nerdavau. Įsimaudėt ryte? Taip, ne vieną sykį tikrai maudžiausi. Ir nugalėjau baimę labai didelę šalto vandens, nes aš esu tokia šaltukė, man visada šalta, o čia aš įveikiau savo baimę, vadinasi, aš galiu dar daugiau. Aš jumis tikiu ir labai džiaugiuosi už jūs, iš tikrųjų puikus rezultatai ir linkiu tęsti praktikas toliau. Ačiū labai ir aš prisiekiu, aš atvažiuosiu į sekančią stovyklą, jau ne viena, bet su sese. Ačiū labai ir sėkmės. Ačiū labai, sėkmės.